Ir mūsų studijoje šiandien vieši knygų ekspertė Vitalija Maksvytė, kuri pristatys naujas knygas. Sveiki, Vitalija. Sveiki. Kokias knygas šiandien aptarinėsime? Šiandien kalbame apie tikras istorijas, tikrų moterų istorijas galėčiau papildyti, bet aišku, kur moteris, ten ir visa jo šeima ir aplinka. Ir dvi knygos mus kvies pakeliauti po tokias, gal net ne egzotiškas, bet tikrai žinomas nebūtinai pačia patraukliausia prasme šalis, o viena mus pakvies į Lietuvą. Tai pradėsiu gal nuo pirmosios šios štai maištingoji Rahaf Mohamed. Kaip aš pabėgau iš Saudo Arabijos. Tai jau knygos pantraštė papasakoja, kur mes keliaujam ir apie ką kalbam. Ir iš tikrųjų Rahaf Mohamed daug pasakoja apie Saudo Arabiją, šalį, kurioje ji gimė, kurioje ji augo tokioje gausioje šeimoje. Iš pirmo žvilgsnio ne visai tradicinė šeima, nes jos mama dirbo mokytoja, turėjo savo pajamų, galėjo išeiti iš namų. Žodžiu, atrodo tokia tarsi ir laisvesnė, bet iš tikrųjų Rahaf atvirai pasakoja, kad šeimai buvo tikrai, šeima laikėsi griežčiausių tradicijų ir moterų teisės praktiškai visiškai buvo varžomos ir netgi, kad ir kiek atrodė laisvės turėjo mama, bet iš tikrųjų namuose ji buvo nemažiau žiauri, nemažiau principinga, tradicinių pažiūrų labai griežtų besilaikanti moteris, kuri palaikė smurtą, kurį prieš savo dukras, prieš seses taikė tiek broliai, tiek kiti šeimos vyrai. Mergaitės šios augo, Rahaf, jos seserys, broliai augo turtingoje ir kilmingoje šeimoje, tai yra daug prabangos irgi šitoje knygoje, prabangių automobilių, rūmų, nepaisant visos tos prabangos, ar ne, gyvenimas tikrai labai sunkus ir toks skausmingas. Ir, dėl tos prabangos iš tikrųjų Rahaf turėjo galimybę mokyti, studijuoti, dėl to, kad buvo tam tikros ar ne išlygos ir susipažinti su vakarų kultūra ir toks, kaip pati knygoje dažnai minima, kad yra dvigubi standartai. Tarsi negalima žiūrėti, nėra kino teatrų, negalima moterims juos vaikščioti, bet ji ir jos aplinkos merginos sėdi ištisai telefone ir ten žiūri filmus, ar ne? Ir visą laiką tie dvigubi standartai, dėl kurių mergina kėlė klausimus, kaip čia iš tikrųjų yra, kuo toliau, tuo daugiau sužino apie vakarų kultūrą, alternatyvas, augdama, bręsdama, susipažino, mokydamasi su žmonėmis, iš kurių sužino apie galimybę pabėgti iš Saudo Arabijos ir ilgus metus planavusi. Galų gale jau, tokia peraugusi vaikystė, atkeliavusi jauno žmogaus amžių, jinai ryžosi bėgti, tai jai pavyko. Ir iš tikrųjų pačią jau tokia krizinė akimirka, kai atrodė, kad visas planas žlugs, Rahaf viešbučio kambaryje tiesiog Twitteryje paskelbė žinutę apie tai, kas yra, kokios aplinkybės ir sulaukė milžiniško pasaulio dėmesio. Tai maištingoja apie merginą, kuri niekaip nesusitaikė su tuo, kokioje šalyje, kokioje kultūroje yra gimusi ir iš tikrųjų knyga yra būtent paskatinti kuo daugiau moterų išsivaduoti, neišsilaisvinti, kovoti už savo teisės, tokia tikrai labai aiški ta žinutė. Į lietuvių kalbą vertė Jovita Liutkutė, tai visiems tikrų istorijų ir rytų kultūrų, nebūtinai sakysiu mėgėjams, gal tiems, kurie domisi, nori giliau pažinti, kuriems rūpi moterų teisės, kurie galų gale apie tą pačią Saudo Arabiją nori daugiau sužinoti, tai tikrai vertinga ir įdomi bus ši knyga. Antroji knyga taip pat apie dar vieną pabėgimą, tik tai dabar iš kitos kontroversiškai vertinamos šalies, iš Šiaurės Korėjos. Taip, jau netgi nekontroversiškai, sakykime, labai prastai vertinamos šalies. Ir ši istorija, kurią taip pat pasakoja jau suaugusi mergina, jauna moteris, šiuo metu gyvenanti Pietų Korėjoje. Ši istorija taip pat labai sukrečia, iš tikrųjų gal net dar labiau sukrečia negu maištingoji, bet jinai vyksta visiškai kitokiam kontekste ir Šiaurės Korėja tuo metu, kai auga An Sun Kim, yra bado, skurdo, visiško tokio, nežmogiškumo, nebesvarbu kokia tavo lytis, koks tavo amžius, šalis, aplinka, kurioje jie auga, mato tiesiog iš bado mirštančius artimuosius
ir tėtis jos miršta, seneliai iš bado, nėra jokių galimybių išsivaduoti iš tos slegiančios aplinkos, yra labai daug propagandos, labai daug tos smegenų plovimo pasakojimo, kad mes Šiaurės Korėja esam galingiausi, stipriausi, čia viskas geriausia, dar truputį pakentėkit ir jau toj bus gerai. Ir iš tikrųjų jos mama su tom 2 dukrytėm, kurios yra likusios jai, ryžtasi bėgti, vienintelis kelias yra bėgti į Kiniją, kirsti nelegaliai sieną, ir štai šios 3 drąsios moteris ir 2 jos dukros, jos 8-9 metus keliauja, yra blaškomos tarp Šiaurės Korėjos, Kinijos, parduodamos, perparduodamos, kalinamos, kankinamos, vėl pabėga, žodžiu, daug tos sunkumo, vargo, nepriteklių, kančios. Ir galų gale Aung San nutarė, kad vis dėlto jinai nori pasiekti Šiaurės Korėją, nes pasiekus Kiniją, gyvenant ten nelegaliai, dirbant nelegaliai, be jokių dokumentų, jos sužino, kad egzistuoja Šiaurės Korėja, kad joje gal viską, Pietų Korėja, ir kad joje yra visiškai kitokios gyvenimo sąlygos, negu jiems buvo pasakoma Šiaurės Korėja, ir jinai drįsta pabandyti. Ir taip ji ir jos mama atsiranda Pietų Korėjoje, ir Aung San Kim sako, kad mano misija yra papasakoti, ne tik pažadinti kažkokią ambiciją išsivaduoti, bet iš vis papasakoti pasauliui, kas vyksta Šiaurės Korėjoje, kaip gyvena ta didžiulė naikinama, engiama tauta. Na ir kartu įkvėpti savo žmonės, kiek įmanoma bėgti toliau iš ten ir kovoti su sistema, bet ir pasauliui leisti žinoti. Tai šitokia knygos misija irgi tikrai labai svarbi, nelengva knyga, bet tikrai labai svarbi, ir iš prancūzų kalbos vertė Erika Sabaliauskaitė. Ir paskutinioji knyga sugrąžina mus į Lietuvą. Taip, ir tokia jau rimta studija, su daug, tikrai rimta studija, rimtos apimties, su daugybė nuotraukų, tikrai tokia spalvinga, gražiai, estetiška labai knyga, kurios autorė Ingrida Jakubavičienė, istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune muziejininkė, žinoma ir keliomis savo studijomis, kur tyrinėjo prezidento Antano Smetonos ir jo artimiausių žmonių aplinką, taip pat ir vienos studijos apie seseris Sofiją ir Jadvygą, Sofija Smetonienė, Jadvyga Tūbelienė, imasi tokio naujo veikalo, ir per šių seserų gyvenimą, per Sofijos ir Jadvygos nuo jų tėvų, protėvių iki jų gyvenimo pabaigos imasi tyrinėti iš tikrųjų labai įdomų reiškinį modernizmą, kaip Lietuva iš tokios tradicinės, katalikiškos labai agrarinės ar ne kultūros keičiasi, virsta tą modernę valstybę, ir kaip tai atsispindi konkrečių žmonių, šiuo atveju tų 2 seserų gyvenimuose ir jų labai tokiuose kasdieniuose pasirinkimuose, kur ir kiek mokytis, už ko tekėti, kaip išsirinkti žmogų, ar ne, kokius drabužius dėvėti, kaip ruošti maistą, kiek dalyvauti ar nedalyvauti visuomeninėje veikloje, kaip auklėti vaikus. Ir štai visa tai yra įvelkama į tą tokį pasaulinį modernizmo kontekstą, modernėjančio pasaulio kontekstą, parodantas priešpriešą, susidūrimus, ir kartu atskleidžiant tikrai labai nemažai gyvenimo iš prieškario, tarpukario, pokario Lietuvos ir išeivių jau nebe Lietuvoje gyvenimo. Tai tikrai, kaip minėjau, daug nuotraukų iš įvairiausių archyvų, tiek iš lietuviškų, tiek iš Amerikoje ir kitose šalyse, žemynuose esančių archyvų. Tai tikrai skaityti nebus nuobodu, labai tokia įkvepianti ir, tiesą sakant, sakyčiau, aktuali knyga, nes daug ko ir aš pati nežinojau, ir taip norint suvokti, o kur mes kaip visuomenė esam dabar, visai gerai yra pastudijuoti ir o kur mes buvome prieš 100 metų. Taip, šiek tiek susipažinti su tuometiniu gyvenimu. Ačiū Jums, Vitalija, dėkui.